Davai tema neištikimybė dar kartą, tik tai dabar iš kitos pusės aš jums pateiksiu. Jeigu tu turi pasąmoninę programą, kad matei, pavyzdžiui, tavo tėvas ar motina buvo neištikimas, žiūrėjai filmus, tos visus scenarius, kur neištikimybė, tavo pasąmonį įsirašyti galėjo programėlę tokią, kad tavo tas partneris gali būti neištikimas. Ir įsijungia paskui paranoja, telefonas, sekimas, žiūrėjimas, pastovios mintys, va ten viduje sėdi tasai čiortas galvoje ir kiša mintis, kad tave gali išduoti. Tai vienas dalykas yra iš suaugusio žmogaus pozicijos, kad tu negali iš kito žmogaus reikalauti, kad jis tau būtų ištikimas, tai nėra tavo nuosavybė. Tai yra vienas dalykas. Bet vaikiškas protas, jisai nori kontrolės, nori reguliuoti, nori valdyti, čia mano. Tai nėra subrendusių žmonių santykiai, tai yra infantilų santykiai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad tu negali tikėtis iš kito žmogaus, kad jisai bus tau ištikimas. Tai yra viena taisyklė. Jeigu tau negerai arba ir tas žmogus yra nepasiruošęs, tu jį tokį susiradai, kuris vakstų į šoną, jums reikia skirtis tiesiog. Bet yra dalykas toks, kai tu esi pats viduje turi tą programą, tu į tą žmogų paranojiškai žiūri, tu tiesiog netgi iki konfliktų tai daveda. Bet jūs galite neiti pas mane dirbti, jūs ten galite prisifantazuoti, šarlatanas, ten bijau hipnozės, bijau dar kažko ten, žodžiu, kaip kas kam. Čia va pavyzdys toks, įsivaizduoju, kad tu nusiperki naują mašiną, bet tu žinai, kaip po 10 metų supus. Ir jeigu tu geriau gal investuotum 300 eurų šitos antikorozinės, bet ne, tu neinvestuoji, po 10 metų tu ją galėsi išmesti į šiukšlyną. Lygiai tas pats su tavo gyvenimu vyksta. Tu gali susitvarkyti dabar, kad tu nebūtum paranojikas, neturėtum savo tėvų programos arba iš teliko gavusios programos, o tu ją atpažintum, kad tu ją turi ir galėtum ją pakeisti. Bet tu negali to padaryti be mano pagalbos, kol tu esi išdraskytas, va toks, nesuvoki, kaip tavo pasąmoninė šitas reikalas veikia. Kad jinai daro viską automatiškai, vien tik tai tie buki įsitikinimai, visą tai valdo tavo gyvenimą. Tai va, kol tu tokį dalyką turėsi, tu būsi va tas paranojikas, kurį galbūt ir išduos netgi, kai jeigu tu pastoviai mintyse suksi, žiūrėk, tas žmogus arba pabėgs nuo tavęs ten, ar ta moteris, ar vyras, nesvarbu, pabėgs nuo tokio šiziko, kuriam vaidenasi, kad jam neištikima yra. Arba tiesiog susirasi tokį, ar tokią, kuris tave išduos. O tai patirsi tą savo baimę, kurią tau įrašė kažkas, arba gavai iš savo tėvų. Tai va, iki.